Susikoncentruosim, pajusim kūną, pajusim savo mintis, temperatūrą, širdis, visiška koncentracija. Įdėmiai įeisim į save, pajusim visą kūną, pilnai įeisim į save. Arba tokios tikslo. Tai man... Bet jums šitas tikslas, kas vyksta čia, per mažas šį kartą? Ne, viskas yra labai gerai, bet aš jums paklausiu, kaip jums atrodo, ar pasikeitė kažkas nuo laiko, ar ne? Tai aišku, kad kažkas pasikeitė. Pasikeitė tik geriau, bet kas pasikeitė? Laikas praėjo. Laikas. Į tą pačią upę, kaip sakot, neįbrisi. Bet ar tai yra blogiau ar geriau, tai čia man atrodo. Bet tada aš vis tiek noriu dar kartą paklausti. Tai kas pasikeitė? Mes pasikeitė. Tu nenori atsakyti klausimą. Ne, jūs turite kažkokį konkretų atsakymą. Kodėl norite, bet jūs provokuojat mane kažkokiam atsakymu. Ne tu pasikeitė, aš pasikeičiau. O pasakyk, kuo aš pasikeičiau? Tu nepasikeitė. Tuom, kad aš pasikeičiau. O, matai, Gigi mėgdžiojasi. Tai jūsų metodika pagavo. Ne, bet jūs dabar... Va, bet, nu gerai, pagavo. Bet atsakymo nėra. Va kame klausimas yra. Bet jūs dabar... Bijo atsakyti. Jūs dabar laukiat kažkokio blogo atsakymo? Ne, kažkokio paruošto, žinok, moteris kažką numatęs yra išgiręs. Suformuluota, paaiškinta ir suprantama man. Dabar važiuojam ant šventos dvasios. Nevažiuojam jau viskas. Bet bent jau apsisukom, hebra. Blet, tai blogai, nu, kad išgesom visai. Dabar vėl reikia stumti. Davai. Sakiau, kad greitai. Tai gerai pavariau. Gerai, davai. Tik išalikė, bet Užšvilda! Aš galiu pasakyti taip, kad aš visą laiką šitą faktą atstumiu arba aš nedaleidžiu iki savęs. Ir aš žinau, kad ateis laikas, kai aš gausiu antrą smūgį. Bet emocionaliai aš nesu su tuo susitaikęs arba nesu susitaikęs, arba aš negaliu priimti, arba mano taip sakant, realybė yra tokia, kad aš turiu gyventi realybėje, bet faktas niekas nepasikeitė nuo to momento. Nu, gerai, Dievas taip pasakė, kad
jos nebūs, o aš liksiu. O kodėl, o kas? Klausimai lieka, kyla ir kyla, kyla. Ir gyvenimas buvo tas, kas sakė, kad aš nenoriu vienas būti. Bet čia irgi yra kitos problemos, jau kita istorija ir kitas papasakojimas. Galia šita lyga. Nes čia ne teatras yra palyginus. Taip. Aš savo klausiau, kodėl aš palikau čia, o žmona nuėjo, taip sakant, galėjo būti atvirkščiai. Tarp kitko mes labai netoli tos vietos mes pamatysim, pravažiuosim, aš parodysiu, kurioje vietoje tai vyko. Nes galėjo būti atvirkščiai. O jeigu, taip sakant, Dievas man paliko ant šios žemės, tai reikia suprasti, suvokti, ką daryti, kuom užsiimti, kaip gyventi. Nes egzistuoti, atsiprašau, protas dar yra ir turbūt ataskaita kažkam tai turi būti. Ir be abejo, taip sakant, vaikus išlaikyti, šeimą. Pagaliau aš nustebau, kągi mano vaikai valgo. Nes nueinu parduotuvę ir aš pažiūrėjau, taip sakant, šiukšlių dėžiai, kas yra valgyta. Visi dirbtiniai produktai. Visa chemija, taip sakant, atsiprašau, ir aš supratau, kad aš turiu juos maitinti produktais. Aš turiu paimti šitą atsakomybę, ką jiems duoti, kaip maitinti. Ir šito negalima, taip sakant, pasaulis yra be galo gražus, arba kaip Latvių dainuose yra kalbama apie tai, kad žmogus yra Dievo daržas su 9 vartais, durelėm. O tai kas yra Dievo daržas? Tai yra žmogus 9 skylėm. 2 akis, nosis, burna, ausis ir 2 apačioj. Pasaulis yra gražus, pasaulis yra geras. Ir tik taip, kaip aš sakiau, per savo sugadintumą mes nematom tai, mes negalim priimti. Bet tai yra žmogaus problema, o ne pasaulio problema. Yra žmonės, kurie sakė, kad Dievas amžinai visus geriausius paima, kada jie yra savo padarę, paima. O tie, kurie dar nerealizavę save, palieka, dar duoda galimybę, taip sakant, padirbti, pagyventi ir realizuoti save. Dabar į dešinę. Sekantis sustojimas Balbieriškis. Rokiškis.